Nežinau, ar žinot tą jausmą, kai žiūri į automobilį ir atrodo, kad tu įsimylėjai ir kai tavo automobilis nėra tiesiog daiktas, o jauti daug, daug gerų emocijų. Man iš tikrųjų, kai būna liūdna, kai kažkas nesiseka, užtenka pasižiūrėti į chuligankę, prisiminti, kokia jinai buvo, kokia jinai yra dabar ir nuotaika žymiai pagerėja. Ir kaip tik šiom dienom svarsčiau, prisiminiau, kaip aš vaikystėje svajojau, kad mano tėvai turėtų žaislų parduotuvę, nes galvojau, kad tuomet galėsiu turėti daug įvairių žaislų. Paskui, kai užaugau, svajojau turėti savo autoservisą, nes galvojau, galėsiu remontuotis automobilius, darytis projektus ir gyvenimas nušvis kitom spalvom. Bet, aišku, realybė kiek kitokia. Savo svajonę turėti autoservisą gyvendinti pavyko, tik tai tuomet supratau, kad gyvenime yra kiti prioritetai. Šeima, vaikai, verslas ir projektam nei laiko, nei pinigų nėra. Tai mūsų su Rimuku šita chuligankė iš tikrųjų reikalavo žymiai mažiau pinigų, negu galima būtų įsivaizduoti. Labai dėkinga esu Rimukui už visą jo įdėtą darbą. Dėkinga visiems draugam, kolegom, kurie padovanojo vienokią ir kitokią smulkmeną ir prisidėjo prie mūsų chuligankės jau beveik tobulo vaizdo. Tai vat, draugai, pasidalinkit, ar jūs irgi turit tokią gražuolę, kuri jums suteikia tiek daug gerų emocijų.